Nustatykite savo lenktuvų funkcijas. Norėdami nustatyti lenktuvus, spustelėkite piktogramą su kombainu ir pasirinkite lenktuvų nustatymus. Čia galite reguliuoti lenktuvų greičio parametrus rankiniu režimu, jei neįjungta automatinė sistema. Viršuje matote dvi piktogramas. Pirmoji rodo lenktuvų apsisukimus per minutę, o antroji lenktuvų greitį. Toliau matysite greičio santykio indikatorių ir langelį su minimaliu greičiu. Rankiniu režimu lenktuvų greitis nustatomas sukamąja rankenėle ant porankio. Ja rasite DEI zonoje ant savo porankio, dešinėje nuo pjaunamosios aukščio nustatymo taško 1. Nustačius greitį, jis išlieka pastovus. Rankiniu režimu taip pat galite nustatyti minimalų lenktuvų greitį. Paspauskite vaizdo apačioje, sureguliuokite lygį pagal savo poreikius. Rankiniu režimu greičio santykio reguliuoti negalima. Norėdami įjungti automatinę funkciją, paspauskite automatinės funkcijos piktogramą ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Dabar greitis didės arba mažės priklausomai nuo važiavimo greičio pokyčio. Automatinėme režime galite nustatyti lenktuvų greičio santykį. Norėdami nustatyti 1:1 arba didesnį proporcingą veikimą, naudokite tą patį lankiklį ant porankio. Kai reikšmė artimesnė 1:1, lenktuvų greitis neviršys važiavimo greičio, o artėjant prie 2:1 lenktuvų greitis didės. Automatinėme režime, pakėlus pjaunamąją, lenktuvų greitis užfiksuojamas ties paskutiniu greičiu. Nuleidus pjaunamąją atgal į pjovimo aukštį, automatinis režimas vėl perima valdymą. Šiame automatinėme režime minimalus greitis yra tas, kurio lenktuvai vis dar sukasi, net jei kombainas sustabdytas. Mūsų siūlymas nustatyti jį 2 km/h greičiu.